Kaip per koncą. Sveiki visi, mėlyje žiūrovai. Šiandien mes pristatome mūsų antrąją dalį mūsų naujos tinklalaidės Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos Tiesa drąsa. Ir pirmasis, mūsų antrasis svečias, pradinių klasių mokytojas, nuostabi mama, gera dainininkė, krepšinio fanė Agnė Dabregaitė. Sveiki visi. Labas, Agnė, tai kaip laikaisi, kas šiaip gero gyvenime ir jeigu gavai pasiūlymą dalyvauti mūsų tinklalaidai, tai kaip reagavai, kodėl sutikai? Aš neturėjau jokio kito pasirinkimo, pradėkime nuo to. Antras dalykas, laikausi gerai, labai gerai iš tikrųjų. Dar neturėjau tokios minties, kad ką aš čia veikiu, tai tikriausiai gerai. O šiaip tikrai nieko nesiskundžiu, kai gavau kvietimą, aš buvau labai laiminga. Nes apskritai negalvojau, kad mane mato vyresni negu 4 klasės mokiniai iš toj mokykloje. Pasirodo, mato, pastebėjo. Ir aš jaučiuosi pamaloninta būti čia. Labai faina, ačiū už atsakymą. Tai pradėsim klausimus skaityti, sakyti, bet pradžiai priminsim taisyklės mūsų tinklalaidės. Pirma taisyklė. Į klausimą įsipareigoja atsakyti tiesą ir tik tiesą. Įsipareigoju. Super. Antra taisyklė. Išsusikinėti nuo atsakymo ar atsakyti abstrakčiai yra tolygu neatsakyti į klausimą. Man tas nebūdinga. Labai gerai. Trečia taisyklė. Į klausimą neatsakyti negalima. Valio? Bus įdomu. Valio. Ketvirta taisyklė. Vienintelis būdas neatsakyti į nepatogų klausimą - pasirinkti drąsą. Aš kažkaip įtariu, kad aš šiaip drąsą pasirinksiu. Įdomumo dėliai. Jo, gerai, pasirašau. Labai gerai. Aišku. Ir paskutinė 5 taisyklė. Pasirinkus drąsą, burtų keliu traukite lapelę su mūsų paruoštomis užduotimis. Ir savąją turite įgyvendinti viešoje mokykloje vietoje, ilgosios pertraukos metu ir iš anksto apie tai pranešęs mokyklos bendruomeniai, kad susirinktų kuo daugiau žiūrovų. Gerai, be problemų. O tu pasiruošęs? Nu, pažiūrėsim. Tai sutinkė, taip su visais? Žinoma. Labai gerai. Tai pradedam tada iš karto nuo pirmo klausimo. Tai pradžiai papasakok trumpai apie save, ką veiki gyvenime ir kodėl nusprendė ateiti dirbti būtent į šią mokyklą. Čia labai sunkiai užduotis, nes aš trumpai nemoku ir, gerai, koncentruotai. Tai mano darbas čia, kelias čia prasidėjo 17 metais. Kai netyčia įstojau į pedagogiką, tuo metu atrodė, kad į pedagogiką stoja tie, kurie neįstoja niekur, bet aš manau, kad esu vienas iš pavyzdžių ir mano kolegės visos, kurios kartu su manim studijavo, yra vienas iš pavyzdžių, kad oi, kaip netiesa. Kad ten tikrai stoja protingi žmonės, kurie nori keisti pasaulį. Ir kažkaip, nežinau, tada COVID'as atsirado netikėtai ir šitą savo mintį pamečiau. Paskui pradėjau dirbti dideliai korporacijai, banke. Visai man tam patiko, bet pertrūko gyvybės. Aš kažkaip manau, kad jau pastebėjai, kad man reikalinga gyvybė ir aš pati jos daug turiu. Tai va, o šiaip apie ką aš apie daugą, apie svajonės, apie neįmanomus dalykus, apie kartais, nežinau, apie laimę, apie liūdesį, apie viską. Esu iš tikrųjų visko po truputį tokia, jeigu jau taip kalėdiškai, tu tokia balta mišrainė. Visko po truputį, bet labai skanu. Tai va, nežinau, klaus konkrečiau. Tai, sakei, baigiai pedagogiką, tai kodėl iš karto neįėjai į mokyklą? O, čia geras klausimas iš tikrųjų. Čia toks drąsos vertas klausimas iš tikrųjų, bet aš jį atsakysiu. Aš turiu labai konkrečias pažiūras ties keliais dalykais. Vienas iš jų yra medicina, antras iš jų yra karas Ukrainoje, ar ne? Ir šitie 2 dalykai man yra labai svarbus ir aš absoliučiai palaikau
tiek medicinos pusę, tiek Ukrainos pusę. Ir man tai buvo du dalykai, kurie stabdė mane nuo ėjimo į mokyklą, nes man tai buvo baimė, tiesiog aš labai bijojau susidurti ypatingai su mokinių tėvais, kurie turi kategoriškai priešingą nuomonę mano nuomonė. Aš suprantu, kad visokių nuomonių yra, bet tiesiog tie visi įvykiai mane taip šokiravo, kad negalėjo mano galva sukompiliuoti tokios idėjos, kad yra žmonių, kurie galėtų palaikyti kitą pusę. Todėl man buvo labai sunku ir buvo baisu eiti į tokią bendruomenę, kur gali būti labai daug skirtingų nuomonių. Todėl aš pasirinkau tokį, žinai, saugų variantą, sėdėti banko langelėje ir pasirašinėti sutartis. Ir prieaugau pagaliau iki to, kad galiu priimti tą kitą nuomonę, kol jinai kažkaip, nežinau, kategoriškai, nežinau, nedaro kažkokios tai neigiamos įtakos ir dabar gyvenu. Manau, kad mes su tėveliais labai gražiai sutarėm ir nesipykst kol kas. Labai fainai. O tai kodėl vis dėlto nusprendė ateiti? Ir kas paskatino? Aš visiems sakau tą patį atsakymą, kad aš į mokyklą nusprendžiau ateiti, nes pastoviai visur užuosdavau šviežiai nudažytos klasės kvapą. Ir man šitas šviežiai nudažytos klasės kvapas nuo pirmos klasės aš idealiai atsimenu viską, kaip atrodė mano pirma klasė, kaip atrodė mano mokytoja, kaip mums reikėdavo karts nuo karto nunešti dienyną, ten kažkur tai mokytojų kambarį padėti ir kaip mes visi dėl to varžydavomės ir aš jau nuo pirmos klasės svajojau pildyti tą dienyną ranką. Taip ir neteko, nes dabar viskas elektroniškai. Bet jo, ir tiesiog tas kvapas taip arti buvo, nudažytas klasės, kad tiesiog čiupau jį ir nebepaleidau. Pamačiau direktoriaus pagalbos šauksmą, paskambinau ir štai aš čia. Supratau. Labai fainai, labai fainai. Gerai, antras klausimas. Atsiprašau, jeigu neteisingai perskaitysiu pavardę, bet Rita Adamonienė klausia. Žmogaus asmenybės širdis formuojasi vaikystėje. Agne, kur ir kokia buvo tavo gyvenimo pradžia? Mano gyvenimo pradžia prasidėjo Tyzenhauzų gatvėje Vilniui. Ten aš užgimiau. Paskui mano tėvai išsikraustė į Uteną, nes tėtis buvo iš tų apylinkių. Mama buvo Vilnietė, yra Vilnietė, Jėzu. Aš kalbu kažkokiu būtuoju laiku. Jo, ir aš visą gyvenimą augau Utenoje, mažame mieste, bet su didelė širdim. Kokia buvo mano vaikystė? Mano vaikystė buvo ta, kur dabar mūsų karta tik tokia, tik tai mato tą vaikystę, žinai, kur zilitonai būdavo, kur būdavo tetrio tie tokie, nežinau kaip jie vadinasi, žaidimai, kur skubėdavom po pamokų žiūrėti Pokemonų ir Simpsonų ir verkdavom, jeigu nespėdavom sužiūrėti, nes, neatsisuka telika tais laikais, neatsisukdavo. Tai va, mano vaikystė buvo spalvota, laiminga, aš labai labai džiaugiuosi, kad aš turėjau tokią vaikystę. Aišku, aš suprantu, kad dabar laikai kitokie ir vaikai mano irgi yra laimingi, bet aš labai džiaugiuosi, kad pas mane mažai buvo tų ekranų ir tikrai daug žaisdavau kvadrato, beisbolo kieme ir žodžiu, pastoviai eidavau su bernais krepšinį kapotą. Tai jo, grįždavau naktim iš aikštelės, pirnom rankom nuo krepšinio kamuolio. Apie krepšinį dar pakalbėsim. Jo, čia, jo. Tai labai fainai. Tai irgi susijęs su paauglystė, kitas klausimas. Tai blogiausias dalykas, kurį padarai paauglystėje, dėl kurio turėjai bėdų su tėvais, ar teisėsauga? Šitas geras. Aš galvoju, gal kokioj 7 klasiai buvau, tikrai atsakysiu kiekvieną klausimą, žinok, neturiu kas liepti. Buvau 7 klasiai ir mes buvom 3 draugės ir kiekvieną pasakėm kiekvienos tėvam, kad mes kiekvieną pas kiekvieną nakvojam. Aš pasakiau, kad aš nakvoju pas savo draugę, mano draugė pasakė, kad pas savo draugę, o ta kita trečia draugė, kad pas mane, žodžiu, toks gavosi ratukas. Ir mes visą naktį, vasarą, rugpjūčio mėnesį praleidom mieste. Bet tai nebuvo kažkas, kad kažkur mes, nežinau, kažką nelegalaus veiktumėm. Tais laikais pas mus apskritai Utenoje tokių dalykų nebūdavo, arba bent jau tai nepasiekė manęs, tai aš rami. Ir mes tiesiog prasitampėm visą naktį mieste. Naktį išsimaudėme ežere, nes pas mus tenai vidury miesto yra ežeras ir labai faina tenai. Ir paskui, nežinau, iš kur pas mus atėjo tokia mintis, kad griežtai nuo 2 valandos nepilnamečiai asmenys negali būti vieni mieste.
kažkas kažką pasakė, viena babutė sakė, žodžiu. Ir mes lipom į ligoninės kalną, ten tokiu šaligatviu ir žiūrim, kad policija važiuoja. Ir jeigu mes būtumėm ėję ramiai, tai mes taip ir būtumėm praėję, bet mes dėjom į krūmus. Ir tada, aišku, policija sureagavo, nes jie pamatė, kad, mes bėgam. O ten toksai, ten slėnis, tokia dauba yra ir jie apvažiavo iš kitos, mes galvom, kad jie, viskas išvažiavo. Ir jie apvažiavo iš kitos pusės. Ir kai jie apvažiavo iš kitos pusės, įjungė ilgas šviesas. Ir mes tokie kaip propliai, kokie 3 ant to kalno lipam 4. Ten, kadangi mes nusileidom kalnų, ten toks, raistas, ten iki kelių buvom purve. Žodžiu, tai žiauriai juokinga buvo. Užlipom, paskui kažkur tik krūmuose kažkokiuose pasislėpėm ir viena tik tai draugė išėjo. Paskui ją sustabdė, sako, tu kur eini? Sako, aš einu namo. O tai sako, kur draugės? Kokios draugės? Negirdėjau. Bet žodžiu, taip ir gavosi, kad paskui 6 ryto prasibeldžiau namo, nes tiesiog nebeturėjom ką veikti. Tai tokios kaip ir tėvai sužinojo apie šitą dalyką, gal jau kai buvau užsikrauščius, nes gane griežti mano tėvai buvo. Tai jo, bet po šiai dienai atsimenu šitą istoriją. Bet labai fainai istorija. Yeah. Aš manau, geri prisiminimai. Su labai aiškiam detalėm. Labai fainai, tai pakalbėjom apie paauglystę, tai pakalbėsim ir apie krepšinį. Ar kada nors svajojai būti krepšininkė? Girdėjome, kad gerai žaidė. Tai ar norėjai sieti karjerą su sportu apskritai? Šiaip blogai girdėjai, žinok, kad aš buvau gera žaidėja, tai niekada galbūt gynyboje. Aš žinau, vis tiek tokia siena nebloga. Geras senutės statydavo. Tai va, šiaip aš paradoksalu, bet iškeičiau muzikos mokyklą į krepšinio treniruotės. Nežinojau, kad galiu keisti specialybę, kad galiu keisti mokytoją. Ir tiesiog man tuo metu atrodė vienintelis variantas, ką aš galiu padaryti, tai mesti. Tais laikais žvėriškų šiaip pinigus mama mokėjo gal apie 230 litų. Šiais laikais tai būtų apie 70 eurų. Žinai, atrodo, ne taip per daug, bet tais laikais buvo brangu tikrai. Tai jo, aš mečiau muzikos mokyklą, pradėjau lankyti treniruotės, pas mus tenoj tai buvo viena iš pirmųjų mergaičių komandų, kai aš pradėjau lankyti. Ir mes visai šiaip, nebuvom kažkokios ten čempionės A diviziono, žinai, bet kaip susikūrusios iš nieko, visai neblogai varėm. Ir, ką žinau, atžaidžiau krepšinį 10 metų. Oho. Jo. Nemelosius skilsai visi dingė. Ateit pamėtyti, žinai, duok tetai vieną galėčiau, bet kad, žinai, ten pažais kažką, tai reikėtų gerokai dar pasitreniruoti. Tai, bet jo, niekada nesvajojau šiaip būti profesionalia krepšininkė. Man labai patiko, tai, žinai, kad aš buvau tokia berniukiška mergaitė ir pastoviai eidavau į treniruotę su bernais. Man tas labai patiko, nes aš tada užsigrūdinus tokia jausdavus. Tai va, šiaip dabar labai patinka eiti su vaikų į treniruotės, nes aš kartais eidavau, dabar jau tėtis eina su vaikų į treniruotės, bet anksčiau eidavau aš, tai patikdavau, mes ten pastreniruodavom, judesiukų, surodo dar driblingo trupučiuką likę. O tai kodėl aš iš krepšinio? Tai baigiau mokyklą ir taip ir gavosi, kad išsikrausčiau į Vilnių, nes nespėjau atsimti atestato, iš karto tepiau slidės į Vilnių. Mama net nespėjo sureaguoti. Susikroviau lagaminą, sakau, ate. Bet gaila buvo išeiti, ar buvo pavardės? Taip, ką žinau, negaliu pasakyti, kad buvo gaila, bet negaliu pasakyti, kad buvo ir negaila. Toks, žinai, visada sunku kažkam pasakyti ate, kai ilgą laiką tai darai. Tai tiesiog supratau, kad užsibaigė tam tikras mano gyvenimo etapas ir tas etapas evoliucionavo tikriausiai į kitą klausimą, kurio tu manęs paklausi. Dar paklausiu, dar geras klausimas. O tai šiaip rinktinės rungtynės žiūri? Rinktinės? Jo. Jo, bet būsiu atvira, dabar pastaruoju metu tikrai nebeįdomu žiūrėti rinktinės rungtynių. Tikrai, čia gal nepopuliari nuomonė. Atsiprašau Tomo Balaišio sėklas iškart ir visų krepšinio žmonių, bet kažką reikia daryti, kad būtų įdomiau. Tikrai, fanai viskas ok, fanai stengiasi visada, bet kažką reikia daryti, kad grįžtų Lietuvos rinktinės prestižas. Mano laikais, o jėzau, kaip senai, bet mano laikais pas mus susirinkdavo pilna Utenos arena prie didžiulio projektoriaus, stebėti rinktinės rungtynių, mes sėdėdavom, valgydavom keptą duoną, gerdavom nealkoholinį alų
Ir tikrai būdavo žiauriai įdomu žiūrėti, ten mes tiesiog kaip gyvas rungtynės stebėdavom. Dabar, taip, rinktinė žaidžia. Jau kitas lygis. Ai, žaidžia. Jis buvo geriau. Jo, tikrai. Gerai, sekantis klausimas. Livija Kriviskaitė klausia. Žinau, kad rašai dainas. Kas labiausiai įkvepia ir kaip atrodo tavo dainos kūrybinis procesas? Šiaip dabar yra jau gal kokie, manau, 3 metai, kai aš esu kūrybiniam štiliuje, absoliučiam, kur, kaip aš žiūrėjau, kad, net picos užsakymo nebesugebu, žinai, sudėti vieną kažkokį tai rišlų tekstą. Tai bent jau galiu pasidalinti, kaip atrodydavo mano kūrybinis procesas. Paskutinė daina, kurią aš esu parašius, gimė per 20 minučių ir jinai gimė išgirdus kolegos Augusto Stundžėno padarytą instrumentalą. Jis iš tikrųjų turėjo būti repo dainai skirtas, bet gavosi ne repo daina. Yra ten repo tam tikras partas, bet jinai man tiesiog gimė. Žinai, toptelį, dzingt tas toksai būna ir viskas, ir tiesiog rašosi, matai, man daina galvoje gali būti spalvomis, daina galvoje man gali būti, kad aš kažkur tai skraidau virš kalnų, nežinau. Tai, pavyzdžiui, viena jautriausių dainų, kokią aš esu parašius, gimė VU universiteto didžiojoj aulai prie juodo nesuderinto pianino. Čia beveik kaip Gabrielė Vilkickytė kokia. Jo, tiesiog gimė kaip odė pogimdyviniai depresijai. Tuoj verksiu, atsiprašau. Nes kai susilaukiau pirmo vaiko, man buvo labai sunku. Žiauriai sunku buvo. Bet aš žinau, kad čia mokyklos podcastas ir labai galbūt ne ta tema, bet aš turėjau sunkią ganėtinai pogimdyvinę depresiją, nes niekaip nesugebėjau pamilti savo vaiko pirmo. Jo. Ir jo, dabar tai negaliu savo atleisti už tai, iš tikrųjų, kad taip atsitiko. Bet iš to gimė labai graži daina. Atsiprašau. Iš to gimė labai graži daina ir iš tikrųjų turiu labai gražią istoriją. Aš ne per seniausiai tą dainą parodžiau savo vaikui, kurią aš parašiau jam. Ir aš sakau, žiūrėk, Taurai, čia daina tau. Bet mama, ne, taigi čia tu dainuoji. Sako, čia ne aš dainuoju. Sakau, tai ne, sakau, aš parašiau ją apie tave. Ir aš, nusisuku garbės žodis, minutėj laiko nuo savo vaiko. Ir aš žiūriu, kad tas vaikas sėdė užsidengęs veidą ir jis verkia. Ir aš galvoju, čia tokia, sakau, negražu daina. Ir jis, ne, mama, žiauriai gražu, sako, mano vaikui 5 metų. Tai jo, matyt, turi kažkas atsitikti tokio, kad tai pavirstų kažkokiu labai gražiu dalyku. Tai va, tai tas mano dainų kūrimo procesas jis gali būti visoks. Kaip matai, tikėtina, kad gali gimti daina dabar. Tai va, jo, atsiprašau. Viskas tvarkoja. Jo, šiaip žiauriai. Man apskritai viena jautriausių temų yra vaikai. Mano vaikai yra, nežinau, man viskas. Ir kai gimė antras vaikas, to neturėjau, nes jau, žinai, aš jau žinojau, ką aš išgyvenu, aš žinojau, ko laukti ir žinojau, kaip tai apeiti. Bet kai pirmas vaikas gimė, man buvo 21 metai. Aš buvau žiauriai jauna, aš labai laukiau jo, aš jo labai norėjau ir viskas buvo okei. Tai va, neverk. Bet labai fainai. Jauna mama buvai. Jo, mano mama yra 45 metai. Oho. Jo, tai mes, nemeluosiu, su mama pereinam per Vilniaus gatvę. Jo, labai fainai. Maimytė linkėjai. Nuo manęs irgi. Tai va, o Dieve, negalvau, kad verksiu. Taip, tai ką mes čia sekančio turim? Užduok toną. O tai kaip šiaip pradėjai dainuoti? Pradėjau dainuoti mokykloje, 1 klasėje. Tiesiog, matyt, iš šeimos buvo toksai, žinai, vis tiek būna kartais kažkur, ten genome užšifruoti, žinai. Tai mano tėčio giminė labai tokie dainingi, tai tėtis ten su akordeonu groja, krikšto mama mano, nepamenu, su kanklė, man atrodo, groja. Žodžiu, kad vis tiek šeima kažkiek buvo, bet dainuoti niekada nesimokiau.
taip profesionaliai, žinai, kad vaikščiučiau, ten chorą lankydavau, kažkokią tai studiją lankydavau, bet, linkėjimai mano pačiai geriausiai muzikos mokytojai Jūratei Katininiai, tai yra nuostabi mokytoja, kurie vis dar mane prisimena ir aš niekaip pas jais svečius neatvažiuoju. Prisižadu, atvažiuosiu. Tai va, ir ką žinau, tiesiog, žinai, kaip mano atrodydavo vokalo pamokos. Aš namuose, kai nieko nėra, pasileidžiu DVD. Žinai, kas yra DVD? Jo, žinau. Aš labai sena jaučiuosi. Pasileisdavau DVD, pas mane buvo tai milžiniška namų kino sistemos, tokiam didelėm 2 kolonkiam. Ir ko tik tai aš nedainuodavau iš tikrųjų. Adelė, Celine Dion, žodžiu, varydavau viską iš eilės. Ir kažkaip pas mane nuo pat pradžių įsivystė tas suvokimas, kad, gal aš galiu. Gal visai tam normaliai skamba, žinai, nėra to, kad kai įsirašai save, čia aš, o Dieve, nereikia. Tai kažkaip taip ir gavosi. Ir paskui pradėjau visur liesti, mano toks debiutinis toks išėjimas 6 klasėje buvo. Paskauda klausyti, ne? Ne, ką paskauda, ne. 6 klasėje išėjau į talentų šou ir, tada prasidėjo. Bet tikrai labai gerai dainuoja. Jo? Kai girdėjęs, jo, labai. Šiaip, žinai, kas pas mane buvo, mano tikslas buvo, kai aš atėjau į gimnaziją, peržengiau slenkstį ir sakiau, va dabar aš čia turėsiu bendą. Ir aš turėjau šiaip labai sėkmingą bendą, linkėjimai komandžiokam savo. Aš buvau 9-okė, pas mane grojo vienas bosistas, kuris dabar groja Eglė Jurgaitytė, žiauriai kietas pačius iš tikrųjų, Ramūnas, tikras Ramūnas, toks ramybėlė. Bosistas, Tomas, būgnininkas, žiauriai kietas, kai dalyvavom garaže, žinai, kas yra garažas? Tamstas toksai festivalis muzikos grupių, tai mums pagyrė, sakė, žiauriai kietą būgnininką turit. Gitaristas Vidūnas ir aš. Ir mes žiauriai kažkaip, visur mums pasisekdavo. Mes visur varydavom. Tai esu grojus su Lilu Inomine, su Paumila, su Linkyte, su Kašpirovska Dantem, su Biksais, su Biplanais, visur, kur tik tai manoma, tai va, taip mus vis pakviesdavo, ką nors apšildyti ir visai neblogai mums sekėsi. Tai va, ir paskui, aišku, gaila, kad buvom tas mokyklinis bandas, grojom kokybiškai, tikrai, ir išsiskirstam, nes, žinai, vieni baigė mokyklą, kas į Norvegiją, kas ten į Vilnių Kauną ir išsiskirstam. Supratau. Bet čia irgi buvo toks labai geras etapas gyvenime. Labai fain. Gal kažkada ir atkursi dar grupę, gal taip gausis. Labai norėčiau, žiauriai norėčiau. Taip, ką mes čia sekančią turim? Sekantis klausimas, kada paskutinį kartą atsiprašinėjai kažką ir dėl ko? Geras klausimas. Vyro atsiprašinėjau, nežinau dėl ko, aš pastoviai atsiprašinėjau. Nes aš labai daug dalykų pamirštu, tikrai žuvytės atmintį turiu. Ir jo, vyro pastoviai atsiprašinėjau. Tai kažką pamirštu, tai kažko. Konkrečiai negaliu pasakyti, nes neprisimenu tiesiog. Mhm. Bet jo, linkėjau. Bet šiaip ar sunku atsiprašinėti? Ne. Ir aš to vaikų savo labai mokau. Aš prieš vaikus tengiuosi būti, parodyti, kad aš irgi klystu, kad aš nesu geležinė. Ir kad tiesiog normalu yra pasakyti atsiprašau. Ir ypatingai, pavyzdžiui, jeigu apšaukiu, nežinau, pasimaišę po kojom, tada, kai nurimstu, tai sakau, aš atsiprašau. Tikrai pasiteikiai man ne vietą ir nelaiko, aš atsiprašau. Ir viskas. Labai gerai, reikia atsiprašinėti. Ja. Sutinku. Taip, sekantis klausimas. Man labai patinka šis klausimas, labai noriu išgirsti atsakymą. Koks buvo didžiausias renginys, kuriam teko dainuoti? Taip, didžiausias renginys, kuriam teko dainuoti, daug tokių buvo. Didžiausias publika, tai buvo pernai metų Vilniaus Ryto čempioniškas užbaigimas sezono, kai kai dainavau himną ir kai laimėjo Vilniaus Rytas čempionų titulą. Pirmin Vilniečiai, kas čia dabar per neryžtingas. Jo, šiaip, kad atlikčiau kažką, tai ne himną, nes daug žmonių galvoja, kad aš daugiau nieko nemoku apart himną.
Tai čia jo, irgi tenka paneigti šitą mitą. Tai paskutinis buvo gal šiaip gana seniai Balse, kai tik pagimdžiau savo antrą vaiką. Oho. Jo, tada nuvariau į Lietuvos balsą. Ten nepasisekė iš tikrųjų. Bet visai buvo nice, man labai patinka ten atmosfera. O didžiausias publika kaip koncertas tai buvo Halls Winter Rally Utenoj. Buvo pilna arena, apšildėm, nepamenu, ar Baumila, man atrodo. Ten buvo vienas mano geriausių pasirodymų vokaliai. Nes dainavom, grojom The House of the Rising Sun. Žinai, šitą dainą? Tai paklausyk. Gerai. Labai gerai. O tai kada paskutinį kartą buvo renginys, kuriam teko dainuoti? Rugsėjo 1. Jo, rugsėjo 1 išbėgau į aikštelę, truputėlį paplyšot. Labai fain. Bet šiaip rugsėjo 1, čia įdomus faktas. Rugsėjo 1, kai važiavau į darbą, 1 dieną, aš Širvintose gyvenau ir man dingo balsas pakeliui visiškai. Kai aš važiavau, mano balsas buvo viskas, tik delfinų kalba kalbėjau, visiškai negalėjau. Bet kažkaip pavyko iš paskutinių energijos lašelių padainuoti. Tai va, paskutinis išstojimas buvo toks. Supratau. Gerai. 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 8 klausimas. Dėl ko labiausiai gailiesi šiuo metu? Dėl priaugtų kilogramų. Kur tie kilogramai? Geras. Šitas buvo geras. Ačiū. Gal ir nebesigailiu. Nežinau. Reikėtų pagalvoti, dėl ko aš gailiuosi. Gal gailiuosi, kad per mažai laiko skiriu buvimui su šeima, tokio kokybiško laiko su šeima, nes tikrai nuoširdžiai nemoku planuoti laiko. Absoliučiai, aš esu išsimėčiusi per visur. Trupučiuką ten ir gal nepilnai lieka to kokybiško laiko šeimai. Tai gal dėl to. Bet šiaip, kad būčiau kažką prisidirbus. Ne. Žinau! Sugalvojau! Va, to aš ir laukiau. Jo, dalyvavau mokymuose ir pasistačiau mašiną labai durnoje vietoje. Tikrai. Bet prie manęs stovėjo dar 5 mašinos taip pat pastatytos ir aš po mokymo ateinu, nebėra mano mašinos. Tai tie mokymai man kainavo 135 eurus. Aš turėjau su Boltu nuvažiuoti kažkur tai prie Minsko plento kažkokią aikštelę, nes pasirodė, kad užstojau kažkokiam tai kapitonui, ten nežinau, kariuomenės kelią užstačiau ir, žodžiu, pasiskundė ir jo, ir mano mašiną ištransportavo į mašinų saugomą aikštelę. Susimokėjau 30 eurų baudos ir 135 eurus už mašinos transportavimą į tą aikštelę. Tai va, dėl šito gailiuosi. Mokėkit už parkingą žmonės. Va. Labai gerai. Ką aš turiu sekančią? Kur tavo gyvybė dingo, ką? Man taip įdomu, aš taip įsijaučiau dabar. Tai fani lepyčia. Tu išeikiai už to, žinai, kur aš verkiau, jau viskas, jau nebeverkiau. Ne, tai man šiaip įdomu paklausyti. Jo. Klausau. Taip, 9 klausimas. Atsiprašau vėl, galiu netyčia netai perskaityti pavardę. Laima Loginovienė. Puikiai perskaitai. Man ramu. Gerai, klausiu. Kokie džiaugsmai aplanko dirbant mokytojas darbą? Progresas. Vienareikšmiškai. Kai pamatai vaiko progreso. Turiu savo klasėje vaiką, kuris pradėjo kalbėti 5 metų ir kuris sunkiai girdi. Ir labai skurdus žodynas jo buvo. Žinai, normalu, kad vaikas nekalbėdamas, jis tiesiog negali to žodyno plėsti. Ir kai tu pamatai po, kiek čia, 3 mėnesiai praėjo, ar ne, mokslo, 4, kai tu pamatai, kad tas vaikas integruojasi į klasę, jis nėra vienas, nėra paliktas ir negana to, jis tau pradeda kalbėti pilnai sakiniais, tai yra, wow, žinai, fejerverkai. Sproginėja. Ir apskritai, man, kai aš pradėjau dirbti pedagogo darbą po tam tikros pertraukos nuo studijų, tai aš iš vis galvojau, kad aš nieko nemoku, nieko nesuprantu. Bet pasirodo, kad gal kažką ir moku. Jeigu ateinu ir vaikai yra laimingi ir jie, kažką supranta, tai jau man yra viskas. Tai va, Laimutė. Aš manau, kad tu tą patį pasakytum.
Linkėjimai Laimutį. Taip. Gerai, 10. Linas Janulionis klausia. Turi išskirtinį balsą. Kiek reikia investuoti laiką, kad jį išsaugotum? Ir kiek paaukštėjo tavo balsas pradėjęs dirbti mokykloje? Pažemėjo, nes kuo daugiau tą balsą naudoju, tuo labiau mano balsas virsta į Valinskienės balsą. Ir aš žinok, juokauju juokais, kad kuo labiau užkimus aš esu, tuo kokybiškiau galėčiau įgarsinti kokias nors Natural Geographic dokumentikas, žinai, apie pingvinus, pavyzdžiui. Arba ten, žinai, apie kokią nors paukščių migraciją. Tai šiaip nemeluosiu, šitas darbas man padėjo prasivalyti balso stygas tikrai. Tikrai, nes visi pirmokai, tokie laukinukai ateina, kaip 23 maugliai. Ir jau, žinai, tu nenori, tu turi susistygoti kažkaip. Ir tikrai kartais tenka pakelti balsą. Ir tas pakeltas balsas, aišku, paskui kerta per sąžinę, tikrai, nes atrodo, tiek norisi save saugoti, tiek nesinori per tokius archaiškus metodus valdyti klasę. Bet kuo toliau, tuo labiau mes mokam susikalbėti ženklais kaip kareiviai, žinai. Taip. Valgykloje mes, pavyzdžiui, turim, nes valgykloje turim susitarimą, jeigu aš nesėdžiu su vaikais prie stalo, o aš mėgstu dažnai su jais sėdėti, jeigu sėdžiu prie mokytojų stalo, tai aš parodau, kad tvarkomės. Ir viskas, jie supranta. Jie žino, kad jeigu pripilstai, turi nueiti paprašyti šluotos. Kad jeigu neišeina išvalyti, nueini, pasiemi popierius, išvalai. Stalai lieka tvarkingi. Tai aš irgi kiek neužžinai valgyklą, tu stovi visiems, tu ten, tu šitą. Jo. Nes iš tikrųjų, tikrai labai netvarkinga klasė. Aš neslėpsiu, atėjo vieną kartą tvarkytoja ir sako, žinot, aš po jūsų klasės, tai ant alerginius geriu, aš tokia, reikia susijimti. Tai susijėmiau ir dabar sakė, jau viskas gerai. Labai fain. Progresas. Progresas matos. Susikau dabar labai rimtas klausimas. Okay. Dar kartą Vilniaus Fabioniškio gimnazija bendruomenė klausia. Žinome, kad dabar esate Ryto fanė. Bet sklando gandai, kad pirmoji meilė, kalbant apie mėgstamą klubą, yra kitur. Tai kur ir kodėl pasikeitė situacija? Taip, tai nesunku atspėti, kur ta mano pirmoji meilė. Mano pirmoji meilė vienareikšmiškai yra Utenos Juventus krepšinio klubas, todėl kad nuo 15 metų aš jame pradėjau dirbti. Ir komentuodavau rungtynės, dainuodavau himną. Ir taip užsimesgė kažkaip ta abipusė meilė, todėl kad paskui pasikeitėm, žodžiu, atsirado vienas dar vaikinukas, kuris pradėjo tas rungtynės komentuoti. Ir aš tada ėjau į fanų tribūną, nes, aš tiesiog esu tokia, man reikia išsirėkti, žinai, Tai momentais būdavo iš tikrųjų, kad stovėdavom su tuo vadinamu zavadylą, žinai, ir ten rėkdavom. Žinai. Tai šiaip esu su 2 fanų autobusais, 2 aukščiais važiavusi Klaipėdą ir mes tenai pasėmėm pergalę plus 20 prieš Neptūną ir 3 vietą pasėmėm LKL. Tai linkėjimų Utenos Juventus. Ir paskui, šiaip aš augau žalgiriečių šeimoje. Nes visi, mama mano iki šiol kapojamės, nes jinai pastoviai žiūri žalgirį, aš sakau, man neįdomu. Pas vis geresnės skanduotės tiesiog. Tai va, ir atsikrausčiau į Vilnių. Atsikrausčiau į Vilnių. Susiradau vyrą, kuris yra visiškas rytfainis. Tai su kuo sutapsi, tuo pataps. Šiaip netaip jis tempėsi mane į varžybas. Paskui aš sugalvojau, kad aš noriu dainuoti himną, nuėjau pasiprašiau. Tai dabar aš vyrą tempiuosi varžybas. O ne jis mane. Ir taip ir gavosi. Paskui tiesiog visą laiką mes iš tikrųjų net nesėdim savo vietose, mes stovim prie tribūnos, skanduojam visas skanduotės ir žiauriai geras jausmas. Labai geras jausmas. Matyti visas muštynės iš arti, žinai. O tai kaip tu čia iškeitai Utenos Juventusą į Rytą, savo pirmą meilę iškeitai, tai galėjai Rytą iškeisti dabar į Žalgirį? Ne, niekada. Niekada. Ne, Vilniaus Ryto klubas turi
Širdelėje, žinai, ypatinga vieta, kaip ir Utenos Juventus. Širdelė turi 4 kameras, tai 2 kameros jau užimtos. Dar 2 mano vaikams ir vyrui. Ir viskas. Užimta, uždaryta viskas. Ne, man rytas, žinai, dėl ko aš pasirinkau rytą? Nu, kodėl rytas? Todėl, kad, tai nėra mainstreamas. Ne? Nu, tu rask man nors vieną žmogų Kaune, kuris palaikytų Vilniaus Rytą. Nerasi. O rask man nors vieną žmogų Vilniuje, kuris palaikytų Kauno Žalgirį. Sočiai. Va, 1, 2, 3. Ne? Tai va, dėl to aš ir pasirinkau. Man labai patinka klubas iš vidaus. Labai žiauriai faina hebra. Ir apskritai, nu, tiesiog labai graži klubo palaikymo ir pačios komandos palaikymo kultūra. Mūsų apskritai. Bet dabar kiek tų žmonių surasi Kaune ir Vilniui sudėjus Utenos Juventuso fanų? Aš žinau, kažkaip įtariu, kad daugiau negu Ryto fanų. Žinai, vis tiek, kai tu esi, pasižiūrėk, o Katleris, ne, jis iš Panevėžio, jis vis tiek žaidžia Lietkabelį su Žalgiriu, Žalgirio arenų sėdi su Lietkabelio marškinėlį. Tai va čia, sakau, ypatinga vieta širdelėje visada yra. Aš, žinai, vieną akytę pasižiūriu, vis tiek kaip jums sekasi. Supratau. Gerai. Ką čia toliau turim? Apie mokinius. O, važiuojam. Teatro studija klausia. Kiek kartų per savaitę mokiniai tave pavadina mama? Vienu per daug. Daug. Tikrai daug. Tikrai daug. Šiandien buvo bent 3. Tikrai. Nes pas juos intuityviai, žinai, na taip. Nemokto, mama! O mama! Kur? Jo, ir tada, oi, mokytoja. Bet aš jiems sakiau, ir jie jau patys sako, kad, bet tugi mums sakei, kad tu mūsų mama, antra. Jau sakau, iš jūsų antra mama. Taip, labai faina. Taip. Koks buvo juokingiausias mokinio atsakymas į jūsų klausimą? Jie dažniausiai negirdi mano klausimų. Man reikia kartais koks, daugiausia esu pakartojus 36 kartus. Jo, mes. Čia koks buvo klausimas? Aš, net neklausimas, aš turėjau tokį metodą, bet paskui gavau pastabą, kad jo nebenaudočiau, tai nebenaudoju. Turėjau tokį metodą, kad aš kaip užsisukus plokštelį užsikirtu, žinai, ir kartoju. Ir kai vaikai pastebi, kad aš kartoju, tie, kurie mane jau išgirsta, jie lanksto pirštus, kiek aš kartų pakartoju. Tai daugiausia esu pakartojus 36 kartus. Bet čia buvo 1 rugsėjo dieną, žinai, tai aš suprantu, kad nu jiem daug klausimų kyla. Bet šiaip nežinau, nebuvo tokių, ką žinau, kažkaip net nepagalvojau apie tai, ką jie čia man galėjo man tokio atsakyti. Nežinau, šiaip jie gana tokie žiaurūs yra ir jie nesupranta, žinai, neetiško atsakymo. Ai, žinau, buvo tokia situacija. Čia ne klausimas buvo, bet aš stebėjau, kaip visa šitą situaciją plėtosis. Buvo mano rankinukas ant kėdės padėtas ir viena mergaitė, nu, jinai tokia labai lipšnutė, tokia labai meilutė, jinai prieina pastoviai, apsikabina ir, nu, ir nepaleidžia kaip uodegytė maža. Ir jinai pasėmė mano rankinuką. O, koks gražus. Ir aš taip, okei, gerai, gražu, tau tinka, žinai. Ir jinai tiesiog paėmė, atidarė ir pradėjo žiūrėti, kas ten viduje yra. Ir kita mergaitė sėdė apšalus. Tu ką, durna, sako. Ir aš sėdžiu, aš tiesiog galvoju, nu kaip čia viskas baigsis šitą situaciją. Tai aš tik norėjau pažiūrėti. Sako, ar tu juokauji? Jos vieną kitą pradėjo mokinti. Tai, nu, tai va, pas juos, sakau, klasėje, apskritai pas vaikus, yra toksai, nu, labai plačios ribos, kur jie dar nesuvokia to, žinai, taktiško ar netaktiško elgesio, bet, nu, mes tam ir, mes tam ir ateiname į mokyklą. Mes tam ir ateiname į mokyklą, kad mokytumėmės iš tikrųjų. Ir aš dėl to nepykstu tikrai. Galų galia ten nieko nebuvo, kas jiem keltų klausimų. Piniginė ir viskas. Labai fainai. Nu, nežinau. Nu kaip, iš vienos pusės fainai, iš kitos nelabai. Progresas. Jo, sutinku. Taip, kokia gėdingiausia situacija, kuri iki šiol atsitiko per pamoką? Man, kad būtų gėdinga, ką žinau. Žinau, kai buvo COVID laikai, reikėjo, ir kaukės reikėjo dėvėti, buvo žiema ir buvau pasidažius tušų.
Aš pusę dienos pravaikščiau pandos akim, nes man niekas nesugebėjo pasakyti, kad pas mane tušas nubėgo. Ir aš dirbau mokykloje, tada vedžiau pamokas ir viskas buvo, su manim visi taip taktiškai gražiai bendraudavo, o aš visą dieną pravaikščiau su juodom akim. Tai vad, kas man gėdingiausia nutikė buvo, tai tikriausiai jaučiu šitą. Ja. Bet tavim vaikai pasitikė? Jo. Labai. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to, žiauriai džiaugiuosi. Būtų labai liūdna, jeigu nepasitikėtų. Jo. Taip. Didžiausi sunkumai dirbant pradinių klasių mokytoją? Balso trūkumas. Tikrai balso trūksta, girdi. Nes šiaip mano gilesnis toks tai balsas būna. Didžiausi sunkumai yra... Aš labai noriu daug duoti, bet tose mažose rankytėse, žinai, netelpa tiek, kiek aš noriu duoti ir tada reikia tai dalinti. Tada dar vienas sunkumas iš tikrųjų buvo, man asmeniškai buvo labai sunku brėžti ribas su tėvais. Tikrai žiauriai sunku. Nes, pats pastebėjau, kad aš tokia labai pajapinti mėgstanti ir aš noriu būti atvira, noriu būti ir dalintis apie kiekvieną smulkmeną, kas liečia jų vaikus, bet tiesiog aš suprantu, kad aš neturiu paroj tiek valandų. Ir tada, žinai, jau tenka dėliotis prioritetus. Tai vat laiko planavimas irgi, ne mano žaidimas šitas. Tai jaučiu šitį dalyką. Sunku dirbti, sunku, manau. Jo, ir žinai, kas yra sunku, kai man ateina ir pasako, kad man sunku su vaiku mokintis ten ir man sunku, sakau, bet aš turiu 23 išmokyti vieną, o jums sunku vienam su vienu vaiku. Tada trupučiuką realybė įhitina, žinai, jėkis. Okei, tau gal sunkiau. Tai va, jo. Ką dar turi kepuriai? Kepuriai? Kepuriai turi 3 drąsas. Ir liko 3 klausimai. Klausimai. Užtvirtinkim šitą vaikai. Klausimai. Klausimai, taip. Susipykti su geriausia draugė ar su vyru? Čia geras. Susipykti su geriausia draugė ar vyru? Duok čia. Gerai, važiuojam. Skaitai garsiai. Oi, koks mano. Labai geras. Vieną dieną ilgųjų pertraukų metu stovėti koridoriuose su užrašu apkabinimas ir dalinti apkabinimus. O dar yra? Aš galiu dar ištraukti. Ta prasme, man tinka šitas, aš tikrai galiu. Aš 3 dienas galiu daryti. Važiuojam. Žiūrėsim, ar neprisikalbėsiu. Gerai. O, ne! Kūrybiniam štilyje sukurti mokyklos himną. Okay. Liko dar 3, gal nori ir 3 iš karto? Važiuojam. Aš iššūkius mėgstu. Ateiti į mokyklą, dėvint Žalgirio komandos marškinėlį. Užsiroviau, dabar jau užsiroviau, bet, drąsa yra drąsa. Aš esu vedėjas, aš turiu skatinti. Taigi? Tu rinktumas drąsą. Pažiūrėsim, kaip čia. Gerai, aš priimu jūsų iššūkį. Gerai. Liko 2 klausimai. Karštai pasidarė. Ne? Mes visi suprantam, žinai, kad čia taip turi būti. Gerai. Teatro studija klausė, kokį vieną dalyką keistum savo gyvenime ir kodėl? Geras. Čia toks gilus. Spėjau teatro mokytoją, negalvoju šitą klausimą. Nepamenu. Kokį vieną dalyką gyvenime keisčiau? Nekeiščiau. Nieko nekeistum. Nekeiščiau. Man žinau, gerai kaip yra. Ir, žinai, viskas atsimuša į tai, kad jeigu aš pakeiščiau bet ką, aš neturėčiau to, ką dabar turiu.
o aš turiu žiauriai daug. Tai kam keisti, tai kas nesulūžė. Gerai, labai faina. Ir paskutinis, ką galėtum palinkėti šiai mokyklai ir teatro studijai? Teatro studijai pirmiausia. Linkiu neišsenkančio kūrybos katilo, įtraukti vis daugiau ir daugiau žmonių, nes tai yra pirmi metai teatro studijos, taip, aš atsiprašau, man ausinės krenta. Tai linkiu, kad neužtektų šitų patalpų, kurias jūs turit, ir kad keistumėt jaunų žmonių gyvenimus į gerą, kad čia būtų ta vieta, kur nereiktų psichologo kabineto, tiesiog ateini čia, išsivalai ir išeini su šviesa galva. Tai va, aš to palinkėčiau teatro studijai, kas panašu, kad taip ir vyksta, kai aš matau čia tiek jaunų, fainų žmonių, o šitai mokyklai aš palinkėsiu gyvuoti tiek, kiek įmanoma ilgiau, pasigražinti. Gerai, iš išorės nebereikia, iš vidaus pasigražinti ir irgi formuoti čempionišką charakterį, nes mes turim būti čempionai. Tai va, jo, tiek. Taip, labai faina. Agnė atsakė į 17 klausimų iš 18. Ir labai faina. Dabar turi 3 drąsas, kurias turėsi atlikti iki kada? Atliksi iki kalėdų gal? Žiūrėk, su himnu tai čia yra problema, nes, kaip ir minėjau, himną sukurti yra reikalų. Tikrai nenoriu pakurti čia GPT, kad sukurtų man mokyklos himną, tai turi eiti širdies. Taip. Ir tai turi būti toksai, aš pagalvosiu. Tai vad, himnui gal uždėkim ilgesnį deadline, o šitus drąsiai iki kalėdų, tikrai. Gerai, jeigu reikės Žalgirio atributikas, kreipkis. Žinau, kad reikės. Tai gerai, ačiū Jums visiems, kad žiūrėjote mūsų naują laidą. Ačiū Agniai, ačiū visiems. Ačiū tau. Iki pasimatymo. Ačiū tau. Ačiū ir tau. Gerai, ir tokia paskutinė. Palauk, ne, kaip jūs ten darė tą, nu? Jo, palauk. Ne. Ačiū Jums. O, Dieve. Man tai net ausis skauda. Ai, dar filmuoji? Kas čia per galvos pastovė? Baisu buvo? Ne? Pavargau, iškai sėdėti tiek laiko. O mums nereikia ant šito, ant nuotraukas, karočiui, kur papozuoti? Ne? Ne, fainulka, tu išduok, labai viskas gerai. Tikrai. Aš biškai pasimetu, tu atsakai klausimą ir ką man toliau sakyti, tipo, faina. Žinai, aš suprantu, kad ne pas visus, čia pratęsimas, after podcast'o. Aš suprantu, žinai, kad mano senos tetos vargai, žinai, ne visada yra aktualūs jaunimui. Tai normalu, kad, žinai, gerai, okei, faina, toliau. Tu atsakai, ček, važiuojam toliau. Pirma mano laida, tai. Viskas gerai. Kas man skambino? Mama. Mama. Labą dieną, mama. Va. Lauk, aš noriu paklausyti, kad tu mama atsakys. O šitą noriu paklausyti, kalbu. Kodėl dar 13 others? Aš nežinau. Tu čia group call. Labas, mama. Tu patekai į mūsų naują tinklalaidę. Vilnius Fabijoniškių gimnazijos. Tiesa, drąsa. Labas, sūnau. Labas, mama. Ką gero? Ką tu man gero pasakysi? Aš nežinau, tu man skambinai. Aš tinklalaidę įrašinėjau. Supratau, bet tu dar mokyklai? Taip, mokyklai. Tiesiai kėdėjai podcast'ą. Supratau. Tai gerai, tai kai išeisi iš mokyklos, tada pasuk man, gerai? Gerai. Nu, sutarim. Čiau. Nu, iki. Kaip gražu, kai sako, labas, sūnau.
Taip. Pirmą kartą girdžiu. Aš šiaip gražiai sutariu su mama. Oi. Ja? Mylis. Čia kokią turiu. Su mama mes čia pasidarom. Kaip gražu. Ane? Labai myliu. Bernai, mylėkit savo mamas. Nebūkit mamičiukai, bet mylėkit savo mamas. Nes mamytės... Bazaras. Ne, aš esu išgirdus žiauriai gerą frazę, kad tu esi vaikas tol, kol turi mamą. Sutinki ar nesutinki? Tu esi vaikas, kol turi mamą? Jo, 100%. Gerai, žiūrėkit, va, visame kame reikia išvelgti naudą. Dabar mes pilvo presą, kad čia. Gerai, viską. Žinome, kad dabar... Atsiprašau, tiek daug susikaupė. Tiek daug oro, kad net kažkokį keistą garsą išleidau. Tai mes galim keistus garsus kleisti. Čia tai dar įdomiau bus. Aš tai kaip vietoj kolonėlių čia sėdžiu. Kaip per koncertą. Šiandien koncerto nebus. Šiandien koncertą gavo 1 klasė. Svarbiausia, žinai, kad nesigirdėtų visų štų. Tai atvirkščiai, tegul girdės. Taip įdomiau. Gerai. Pala. Kažkas į akį krito. Mano širdis. Sveiki. Pala. Ir kaip čia vesti tą? Tai tiek. Tai ką, buvo malonu? Jo, malonu. Ačiū. Sveiki, mėly žiūrovai. Mes pristatome naują mūsų tinklalaidę. Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos teatro studijos. Zanava. Ir antrasis mūsų svečias, pradinių klasių mokytoja, nuostabi mama, gera dainininkė ir krepšinio fanė Agnė Dabreganaitė. Palauk, aš net... Nu, žinai, aš kaip Boriganė, Moliuganė, Dabreganė. O ką aš pasakiau? Aš apsiversiu. Dabreganė. Ai, Dabreganaitė. Tai gerai, tu su tą pavardę, tai turėsi išsiaiškinti, žinok, nes... Gerai. Sveiki visi... Ui, nepalap. Per gari. Sveiki! Yeah. Visi?